Aš visų pirma norėčiau Jums labai padėkoti, kad per Haroldas, mane pakvietė į Jūsų grupę kalbėti. Šiaip paskutiniu metu aš dėl sveikatos problemų nelabai išvažiuoju į savo grupę, nelabai judu iš namų, tai šiandien pasidariau savo sąlygas ir labai džiaugiuosi, kad yra technika, kuri reiškiasi užtikrina ir nuotolinį bendravimą. Ir mano sąmonė man kažkodėl neleidžia priimti to, kad jūs taip toli, net nebandysiu įvardinti už kiek ten kilometrų, daug už 1000 kilometrų, aš čia esu ir jūs mane girdit ir aš jaučiu jūsų šilumą. Šiaip aš pasiūlyčiau, kalbėsiu tiek, kiek išeis, aišku, pradėsiu nuo to, kad šiais metais mano blaivybei sukaks 23 metai ir aš labai daug galiu kalbėti, ilgai kalbėti, kaip ir daugelis, reiškiasi, jau daug metų esančių anonimų draugijos programoje, bet siūlyčiau kalbėsiu kažkiek laiko, 20-30 minučių ir labai būtų gerai, jeigu būtų klausimai kažkokie ar tai, kas jūs domina ir tada aš papasakosiu dar daugiau apie tai, kas jums įdomu, ne? Nes mano istorija man pačiai nėra įdomi ir aš, jeigu tik galiu išvengti, tai aš ją nesidalinu. Bet šį kartą, aišku, su malonumu. Pradėsiu nuo to, kad gimiau aš inteligentų šeimoje ir nuo pat vaikystės labai jaučiausi svetima. Buvo toks dvipusis kažkoks gyvenimas. Aš buvau labai drąsi, norėjau visur dalyvauti, labai daug visur dalyvaudavau, jeigu mokykloje, tai būtinai diriguodavau visai mokyklai, reiškiasi karnavalo metu ir dainų dainelės per televiziją ir taip toliau, visus būrelius lankiau, daug būrelių lankiau ir taip toliau, o iš kitos pusės aš pastoviai jausdavau didelį nepasitikėjimą jausmą savim. Ir jeigu kas nors man pasiūlytų, gal va tau dabar jau ten virš antra jau gyvenimo pusė, gal tu norėtum sugrįžti į savo vaikystę ar jaunystę. Nei ten aš nenorėčiau sugrįžti, nes ir vaikystę, ir jaunystę atsimenu kaip sudėtingą savo gyvenimo tarpsnį. Ir su tėveliais buvo irgi sunkus santykis labai, jie norėjo manyje matyti tokį žmogų, aš labai priešinausi jų norams ir buvau tokia, kokia aš norėjau, o kartu ir norėdavau jiems įtikti, tai buvo iš tikrųjų sudėtinga man jaunystėje, vaikystėje ir jaunystėje. Ir aišku, kada tokia psichologinė būsena ir kai šeimoje negali būti pats savim, tai aišku, staigiai atsirado šalia mane žmogus, kuris man suteikė šiokį tokį psichologinį komfortą. Tai aš galėjau būti savimi, aš galėjau bendrauti apie tai, kas man įdomu ir galėjau gauti jausmus, kokių norėjau, tai yra artimai bendravimą, tai yra apsikabinimus ir nuoširdumą kažkokį ir taip toliau, bet kartu su tuo žmogum atėjo į mano gyvenimą ir alkoholis ir narkotikai, nes jisai buvo menininkas ir reiškiasi tas žmogus buvo, šalia jo buvo alkoholis ir narkotikai. Ar jūs mane gerai girdit? Gerai, super. Ir kai atsirado, gana vėlai mano gyvenime atsirado šitos cheminės medžiagos, nes kažkaip aš turėjau labai daug lūkesčių ir mokslams, tiksliau ir išsilavinimui, ir tolimesniam gyvenimui, ir tai kažkur 17 metų aš kada susipažinau su savo gyvenimo meile, taip dabar įvardinčiau, ir tada taip įvardindavau. Tai visi, aišku, lūkesčiai, visi planai nuėjo visai kitą kryptim. Tai buvo pati pradžia mano priklausomybės, bet ji buvo įpakuota į tokį intelektualų
žodžiu, bendravimas su intelektualais, literatūro, meno, tokie gražų popieriuką ir aišku, aš nesijaučiau, kad kažką tai daryčiau, blogai, ne? Sunkokas tas gyvenimas buvo kažkur apie 15 metų, aš po 15 metų jau atsidūriau dugne, kai be alkoholio aš negalėjau nueiti pas savo tėvus į svečius, negalėjau bendrauti su artimais žmonėm ir tuo metu jau taip pat tą žingsnį didelį šuolį į priekį nušokus, tai aš neturėjau nei išsilavinimo, aš neturėjau nei darbo, buvo mano tas vyras, bet jisai labai, mes neturėjom vaikų. Ir buvo labai sunki mano psichologinė situacija ir man atrodė, kad nėra dėl ko gyventi, man atrodė, kad tiesiog plauksiu tol, kol plauksis. Ir Dievo mano gyvenime nebuvo, nes mano mamytė buvo mokytoja, o tėvas irgi nelabai galėjo mane religiškai auklėti, tai mano močiutės buvo senos, pagyvenusios kaime ir tiesiog aš buvau bedievė ir tada aš galvojau, kad kiek ten kažkoks režisierius viršuje man leis, tiek ir gyvensiu. O geriau būtų, kad pasibaigtų tas gyvenimas. Pati neturėjau jėgos, ta prasme, aš nežinau, kaip tai įvardinti. Pati bijojau tikriausiai išeiti iš šio gyvenimo. Ir neatėjo tokia tvirta mintis man, kad reiktų. Ir tiesiog plaukiau, kaip išėjo. Ir mano gyvenime įvyko stebuklas. Aš negalėjusi dėl operacijos turėti vaikų, atsirado mano duktė. Ir dabar aš ją vadinu savo išgelbėtoją, savo inkaru šioje žemėje. Gerąja ta žodžio prasme, jie atsirado ir matyt šaknų, iš protėvių šaknų buvęs manyje esantis motiniškas instinktas mane tiesiog įgalino šitą žemę ir aš radau, atsirado dėl ko man gyventi ir viskas vystėsi labai, labai greitai. Aš su tėvų pagalba visiškai netyčia atradau Minnesotos programą Lietuvoje. Vėlgi, tą žmogų, kuris man informaciją tuo metu suteikė, vadinu krikštatėviu savo. Jis mane vežė iš kažkur vežė žmogus, mane draugas, jis anonimas, jau labai daug metų irgi blaivas. Ir sako, aš žiūriu ir sakau, tu tik ant suoliukų gulėjai girtas, sakau, tu dabar vairuoji mašiną, koks čia stebuklas galėjo vykti. Jisai man sako, ai, čia mama mane į kažkokią Misisipės ten programą, tada man atrodė neaišku, kokia programa, nuvedė ir sako, aš tiesiog dabar blaivas 2 metus jau. Rašyk, sakau, man tos programos telefono numerį, aš paskambinsiu dėl savo brolio, kuris labai stipriai geria, o dėl savęs kažkaip man net minties nebuvo skambinti. Bet taip susiklostė aplinkybės, kad aš iš tikrųjų skambinau dėl brolio, o kitam gale telefono moteriškas balsas paklausė, o sako, jūs pati turit problemų su kokia nors cheminė medžiaga? Sakau, kažkodėl aš sakau, taip, aš turiu. Nors labai slėpiau tai viską, man atrodė, kad jeigu niekam nesakysiu, tai kaip ir visiems. Daug kartų girdėjau šitą mintį, kad jeigu tylėsiu, niekam nepasakosiu, tai niekas nepastebės. Sakau, taip turiu. Tai sako, jūs ir važiuokit pas mus gydytis. Ir kažkodėl aš ir važiavau. Nuvažiavau, visas sąlygas išpildžiau, kurios buvo pateiktos man prieš atvažiuojant. Ir aš atsidūriau Minnesotos programoje. Tai buvo dar vienas stebuklas mano gyvenime, nes man tiko viskas. Man tiko žmonės. Man pagarbą jaučiau kiekvienam ten anksčiau už mane atėjusiam. Klausiau, ką jie sakė. Aš pagarbą jaučiau ir
žmonėm, kurie dirbo Minesotos programoje, socialiniam darbuotojam, psichologam ir med personalui. Ir tiesiog man atrodė, kad aš ten, kur turiu būti. Minesotos programos metu man teko tokia užduotis surasti Dievą ir viena iš istorijų buvo tokia įdomi. Aš vos dalaukiau 5 ryto ir nubėgau į rūkyklą, kuri, kaip mes iki šiol daug metų juokaujame, rūkykla Minesotos programos, reiškia, patalpose, yra viena iš vietų, kur yra pats geriausias, reiškia, yra pats stipriausias veikimas, ne? Nubėgau ir radau ten vieną savo tokį draugą, kaip aš tada jį vadinau, patikėtiniu savo, ne, ir paklausiau, pasiėmiau popieriaus gabaliuką ir tušiuką ir klausiau, sakau, tu gal žinai kokią maldą, tu mane pasakyk, aš užsirašysiu. Tai šitus jausmus aš tiek metų jaučiu, aš atsimenu kiekvieną jausmelį, vat, tą naktį, kada aš klausiau pas savo draugą maldos ir iš to sprendžiu, kad tikrai aš neturėjau Dievo, netikėjau Dievą ir buvau visiškai, tai aš buvau žmogus, kuri visiškai pasitikė tik savo jėgomis, savo valia ir galvojau, kad viskas priklauso nuo manęs. Ne? Mano blaivybė po Minesotos dar buvo tvirtėjo, dar ugdėsi ir bendruomenėje. Aš metus savo norų buvau bendruomenėje, kurie susipažinau su pirmaisiais mūsų programos žingsniais. Ir po bendruomenės sugrįžau į savo miestelį, nedidelis miestelis. Ir man labai pasisekė, aš radau ten grupę. Grupė jau buvo apie 6, gal 7 metai, plus minus, buvo senbuviai. Į tą grupę atvažiuodavo iš šalia esančio miestelio, tokios labai šviesios asmenybės, anonimai. Ir man tiesiog panėriau aš šitos grupės veiklą, mūsų grupės anoniminės veiklą ir pradėjau aktyviai tarnauti. Kaip dabar juokiuosi aš iš savęs, vis dėlto daug metų praėjo ir ten aš smulkmenų neatsimenu, nei kaip man ten labai sekėsi, išskyrus tokius išskirtinius atvejus, kaip Lietuvos konferencija paskutinioji, kur čia buvo 2008 metais. Tai labai truputį nutrūksta mintis, bet to susigrąžinsiu. Jokiuosi iki šiol iš savęs, kad tarnavau tai aš be portfelio visą laiką. Tiesiog dėl to, kad man gera buvo su anonimais, dėl to, kad aš radau bendrą kalbą, dėl to, kad mano draugai anonimai iškart pasidarė, visi mano draugai buvo anonimai. Irgi veiklų žmonės dažniausiai, tarnaujantys žmonės ir mes važinėjom po Lietuvą. Tarnavom, bendravom daug ir man visai nerūpėjo ten, kokia mano tarnystės, koks pavadinimas, ar ten aš grupės atstovė, ar ten aš dar kažkas, svarbiausia buvo tarnauti. Manau, kad kaip turbūt visi kiekvienas iš anonimų žino, kad priklausomo žmogaus nuo alkoholio nesveikimas labai priklauso nuo kelių dalykų. Tai vienas iš tų dalykų tai nuo tarnavimo. Ne? Tai jeigu tarnauji, tai gali būti išgelbėtas. Labai dar norėjau pasakyti, kad mano antrasis vyras, su anuo vyru, su kuriuo mes atėjome į priklausomybę ir tiesiog pasiekėm dugną, mes išsiskyrėm. Dukra mano augo, o paskui Minesotos programą mes susipažinom su vyru, jisai irgi gydėsi tuo metu Minesotoje ir mes iki šiol su juo gyvenam, turim sūnų, kuriam jau 20 metų, bet aš jau užbėgau toli į ateitį.
norėjau pasakyti, kad mes su vyru kaip buvo kaip mini grupė. Šeima mini grupė. Tai vienas man žinomas ir gerbiamas psichiatras pasakė, kad kai šeimoje yra du priklausomi žmonės, tai yra alkoholikai, tai ten nieko gero iš to šeimos nebus. Mūsų atvejais matyti išimtis, nes greitų laikų mes su antruoju vyru išvažiavom į Angliją. Irgi tai buvo 3 ar 4 metų periodas, laikotarpis, kada gimė sūnus mano Anglijoje. Ir mes susipažinom su Anglijoje, reiškiasi, esančiais anonimais, lankėme lietuvių grupės Anglijoje tik retokai, nes aš pradžioje buvau neščia, paskui mažiukas vaikas ant rankų, bet pakankamai dažnai gal 2 mėnesius kartą nuvažiuodom į Anglijos grupę lietuvių bažnyčioje. Iki šiol žmonės, su kuriais susipažinau, anonimai, labai man yra brangus. Va, ir aš dar vieną tokį momentą norėjau pasakyti, kad kada mes emigracijoje buvom, Londone gyvenom, paskui Džilingeme, ne, tai išeidom su mažu vaiku pasivaikščioti į parką. Ir žinokit, diskusijos pas mus, o jau ginčinamės garsiai, lietuviškai, gal apie kažkokią tai anonimų tiesą, ar apie kažkokį tai žingsnį, ar apie kažkokią tradiciją su vyru. Aš taip apsidairau ir sakau vyrui, kaip gerai, kad mūsų lietuvių kalbos niekas čia nesupranta. Sakau, čia mes jau ėmėm ir labai garsiai, reiškiasi, surengėm garsų tokį susirinkimą, ne. Tai aš galvoju, kad tie 3-4 metai toli nuo Lietuvos ir su maža galimybė nuvažiuoti į grupę bažnyčioje, lietuvių bažnyčioje, ne, į anonimų grupę buvo lengviau buvo pragyventi ten, nes mes buvom kartu anonimai ir mes iš tikrųjų buvom kaip maža grupė. Grįžom į Lietuvą ir prasidėjo intensyvus mano labai tarnavimas. Aš sakyčiau, jeigu manęs kas paklaustų, kaip tu trumpai apibūdinsi programą, tai aš galėčiau trumpai pasakyti, kad reiškia žingsnių studijavimas, be eiliškumo dabar nenustatau, grupės lankymas, žingsnių studijavimas ir tarnavimas, su portfeliu, be portfelio, ar grupėje, ar intergrupėje, regionuose, ar biure, reiškia, pačioj draugijoje, bet tarnavimas iš tikrųjų labai duoda daug sveikimui. Kaip aš papuoliau, kiek aš čia kalbu? Ilgai jau, reiktų pasižiūrėti. Aha, pusę. Tai gal kokias dar 5 minutės pakalbėsiu ir jeigu galima, tada aš tiesiog gal atsiras klausimų. Va, dabar vėlgi nekartą girdėjau pasakojimus, kaip anonimai papuola į tarnavimą, o mano istorija buvo paprasta, aš labai daug lankiausi regiono susirinkimuose. Kiekvienam būdavau ir aš neatsimenu, kad aš buvau tiesa grupės atstovė, ne, atveždavau informaciją ir iš grupės atveždavau į regioną, reiškia, informaciją apie mūsų grupę. Ir turėjau, kaip minėjau, daug anonimų draugų, kurie tarnavo ir vieną dieną, kada paklausė, o ar norėtų kas nors, reiškia, delegato pakaitinių būtų. Aš tai pasižiūriu savo ranką, jinai pakilo. Pasižiūriu, šalia sėdi mano draugė, kuri tarnavo tuo metu irgi regione, ir jinai pakėlė mano ranką ir nuo to laiko prasidėjo mano dar aktyvesnis, bet jau su portfeliu tarnavimas, ne, ir šiai dienai man patikėjo tarnystė patikėtinių taryboje ir aš manau, kad jeigu ta tarnystė būtų atsiradus maždaug prieš 10 metų, tai greičiausiai aš nebūčiau pasiruošus jai. Ir dar vieną dalyką pasakysiu, kad
vis dėlto mūsų programa, mano programa, mūsų visų, ne, ta programa anoniminių alkoholikų draugijos, taip sustiguota, taip viskas numatyta ir taip viskas sudėliota, kad jeigu rekomendacijų laikysies ir tiek programos, tiek ir visų kitų rekomendacijų, ne, ta prasme, tiek ir dvasinės programos, tiek ir tos tarnavimo programos rekomendacijų laikysies, tai iš tikrųjų gali pasisekti išlikti blaiviam. Man pasisekė, aš labai dabar drąsiai pasakysiu, man pasisekė, man neteko užgerti, man neteko tiesiog šitos dalios nepatyriau ir tuo labai džiaugiuosi. Ir dabar šiai dienai svarbiausia, aš turiu pati save. Tai yra mano pats didžiausias pasiekimas, nes aš dar atsimenu vaikystėj, jaunystėj, kaip jaučiausi ne savo kailyje, kai jaučiausi, kad viskas nuo manęs priklauso, nieks man nieko nepadės, nepadarys. O dabar aš turiu Dievą, aš turiu draugiją ir ne vakar jie atsirado, jau daug metų ir jinai mano yra šeima ir mano būtis, mano kasdienybė ir mano gyvenimas. Tai ar nestebuklas, kad Amerikoje yra grupė žmonių, su kuriais aš nesu pažįstama, bet mano rankos nedreba, mano balsas nedreba, aš kalbu nuoširdžiai, kalbu apie savo gyvenimą, nebijodama ir pasitikėdama. Tai čia yra stebuklas iš tikrųjų. Ir tai man davė programa. Ačiū Jums, kad išklausėte. Aš labai norėčiau Jūsų klausimų.